Tai sveiki dar kartelį, servise 007 sveikinuosi iš Landi Renzo dujinės įrangos darbų montavimo dirbtuvių. Na ir dar vienas Jeep Grand Cherokee automobilis, kurį paleidžiam važiuoti dvigubai pigiau su kokybiška itališka Landi Renzo sistema. Šį kartą turim vietinį klientą iš Kauno rajono, tai ne iš labai kažkur toli atvykusi. Automobilis 2019 metų, 3,6. Geros komplektacijos, gero stovio, nedidelės ridos, tikrai puikiai dirbantis tiek benzinu, tiek dabar jau ir dujomis. Be abejonės važiuojantis sklandžiai, be jokių trūkčiojimų, kažkokių nesklandumų, netolygumų ir taip toliau. Važiuoja automobilis tikrai sklandžiai, puikiai ir be jokių niuansų. Kalbant apie pačią sistemą, kaip jau ir minėjau, Italo Landi Renzo sistema yra sumontuota, valdymo blokas štai šitoje vietoje. Greta benzininio valdymo blokas, taip kad didžioji dauguma signalų be abejonės yra lituojama tiesiai prie benzininio valdymo bloko. Atskirai nuo dujų reduktoriaus sumontuojamas keistos fazės filtras bei dujų vožtuvas OMB BFC. Pats dujų reduktorius štai šitoje vietoje, Landi Renzo L10 Turbo Oversize. Tikrai vienas patikimiausių reduktorių rinkoje. Itin našus, tvarkingai dirbantis, jokių kaip ir problemų neturi, jokių plasmasinių detalių ant jo nėra, jokių prasisunkimų, kažkokių rasojimų, nei dujų, nei aušinimo skysčio, tikrai dirbantis reduktorius tikrai puikiai. Greta jo dujinės fazės filtras su surinkimu, atnaujinto tipo, slėgio daviklis, ir dujiniai purkštukai. Čia šiuo konkrečiu atveju sumontuojami naujo tipo reilai G7 Dakota, tai yra atnaujintas dujinis purkštukas, kuris irgi pasižymi itin dideliu tikslumu ir patvarumu įvertinant tai, kad mūsų tos dujos ne visą laiką yra pačios švariausios ir geriausios. Visas dujinės įrangos laidynas yra vėlgi adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui. Visi laidai yra sugrupuojami, įvelkami į apsauginės gofras, tos gofros yra izoliuojamos. Darbų, ta prasme, tų pavyzdžių laidų toli žiūrėti nereikia, nes variklio skyriaus originalus laidynas būtent taip yra ir padarytas. Variklio skyriuje turime ir apsauginės gofras, identiškas tokias, kokias mes naudojam, spyruoklinės sąvaržos tiek originaliai čia visur, tiek ir pas mus, taip kad sudedam visą geriausią, ką turim ir galim pasiūlyti šiai dienai. Dėl to ir viskas atrodo gražiai, patikimai, tvarkingai, tikrai, kaip sakyti, nei trukdo kažkokiem variklio eksploatavimo darbam, jo labiau ir mes dujų servisą galim padaryti pakankamai patogiai, operatyviai ir greitai. Ir sąlyginai pigiai be abejonės klientui, nes tie komponentai yra tikrai sumontuoti labai patogiai. Tai tiek apie variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką, kaip visada, montuojam ten, kurio pagidauja klientas. Tiesa, mes visą laiką patariam ir nurodom tokią, sakykime, labai neblogą vietą štai šitoje vietoje. Tai yra tikrai gera vieta, kur kas mūsų asmeninė nuomonė patogiau negu ten kairiau vairo, nes jinai sėdint visą laiką matosi, ranka pasiekia, neblaško, neakina, nedega prieš akis, tai tikrai tokia pakankamai gera, saugi vieta. Dujų pildymas prie benzino užpilimo vietos, čia telpa visas pildymas, kadangi telpa kamštelis, užsukam kamštelį, nerūdijančio plieno varžtai, atsidarom, galim pilti tiek benziną, tiek dujas, jeigu jau labai erzina kamštelį, susukinėti galima jo ir nedėti, nėra jisai čia, sakykime, būtinas, bet kadangi yra vietos, tai dėl estetikos ir bendros tvarkos mes jį čia be abejonės paliekam. Atsarginio rato vietoje balionas, maksimalus toks, koks telpa, 80 litrų, yra kas deda juos didesnius, bet visi didesni reikalauja intervencijos ir to dugno kažkokio tai lyginimo arba deformacijos tam, kad jisai tilptų, o 80 litrų kuo puikiausiai telpa, labai gražiai užsidaro, viskas lygiai ir tvarkingai. Tai visiškai lygus. Tai tiek apie Jeep Grand Cherokee, Landi Renzo kokybišką itališką įrangą ir mūsų atliktus darbus servise 007. Jei kažką panašaus planuojate įsigyti ar vairuojate ir ieškot kokybiškų sprendimų, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.